Sveiki. Dabar trumpai Jums papasakosiu apie radiologinių tyrimų išrašymo tvarką. Taigi pradėsime nuo paprasčiausių, nuo ultragarsinio tyrimo. Turbūt daugelis iš Jūsų jau yra susidūrę su jo išrašymu ir žinote, kaip tai turėtų būti daroma. Taigi mūsų skyriuje pirmiausia pradėsime nuo to, kad kortelė turi būti išrašytas vardas pavardė. Tai galite rašyti ranka, galite užklijuoti mūsų lipdukus, sutaupydami laiko. Nepamirštame datos, taip pat būtų gerai, jeigu užrašytumėte ir tikslų laiką, kada rašėte užklausą ultragarsų ištyrimui, toliau radiologui. Ir dabar prieisime prie esmės. Rašome, prašau atlikti ir aprašyti. Ir būkit geri, nerašykite VPAE, kaip yra įprasta, nes tai yra viršutinio pilvo organo echoskopija. Tai inkstai nepriklauso šitam ištyrimui. Taip pat nepažiūrės aortos ir kitų organų, pažiūrės kepenis ir blužnį, tik tiek, kiek priklauso, dar kasą gali pridėti. Taigi rašome, prašau atlikti ir aprašyti pilvo organų ultragarsinį tyrimą arba pilvo organų echoskopiją dėl, tarkim, infekcijos židinio ar galimų pakitimų. Trauminiam pacientui yra dvi galimybės. Galite rašyti, prašau atlikti e-fastą. Kas nežinote, tai yra, trumpai išvertus, išplėstas tikslingas echoskopinis ištyrimas dėl traumos. Taip pat galite rašyti tiesiog, prašau atlikti pilvo organų UG dėl trauminių pakitimų ir dėl laisvo skysčio pleurose, perikarde ir pilvaplėvės ertmėje. Tyrimas e-fastas tai būtent ir yra tam skirtas, kad įvertinti, ar nėra laisvo skysčio kažkurioje iš šių trijų vietų. Toliau, jeigu jūs įtarate, kad yra inksto akmenligė, tokiu atveju paprasčiausiai rašome, prašau atlikti ir aprašyti urogenitalinės sistemos UG. Taip sutaupysite laiko ir radiologams, nes jiems nereikės tyrinėti visų pilvo organų ir greičiau gausite atsakymą jums rūpimus klausimus. Sekantis tyrimas yra rentgeno nuotraukos. Skubios pagalbos skyriuje mes turime du šablonus, kuriuos rašome. Vieni iš jų yra skirti terapiniam pacientui, kiti trauminiam pacientui. Taigi terapiniam pacientui šablonas atrodytų štai taip. Turite pasirinkimą vieną iš trijų atlikti dėl pneumonijos, dėl inksto akmenligės arba dėl ilijos ir perforacijos. Kas yra svarbu, nepamirštame datos, tikslaus laiko, parašykite vietą, kurioje pacientas šiuo metu yra. Ar jisai guli lovoje, galbūt jis yra ambulatorinis pacientas, ar sėdi ratukuose. Taip palengvinsite darbą mūsų personalui, kurie pacientus veža į tyrimą. Taigi, kaip turėtume išrašyti šitą formą? Prašome atlikti ir aprašyti, kad negautume tiesiog nuotraukos be jokio aprašymo. Ir toliau, ką mes rašome? Mes prašome arba plaučių tiesinės rentgenogramos, arba apžvalginės urogramos, jeigu įtariame inksto akmenligę, arba rašome apžvalginę pilvo rentgenogramą. Taip pat, kas būtų labai gerai, kad jūs nepamirštumėte pabraukti tai, ką jūs pageidaujate, kad būtų atlikta. Jeigu darysite dvi nuotraukas, tai pabraukime du variantus, kurių mums reikia. Jeigu jūs galvojate, kad tai gali būti pneumonija, tai parašome, kiek pacientas turi temperatūros, kokia yra ligos trukmė. Jeigu sergantis inksto akmenligė, tai kurioje pusėje yra skausmas, nes paprastai akmenų jie ieško ne inkstuose, o šlapimtakiuose, nes inkstuose mes kuo puikiausiai galime pamatyti ir ultragarso tyrimo metu. Jeigu įtarėme, kad tai iliusas ar perforacija, tai taip pat pabraukėme, kurį mes labiau galvojame, už kurią ligą daugiau galime statyti. Taigi, prašome atlikti ir aprašyti, kaip jau minėjau, parašome konkrečiai ką ir tuomet nepamirštame parašyti anamnezės. Radiologams labai didelė pagalba, jeigu jūs surašote anamnezę. Jeigu jūs galvojate, kad tai yra pneumonija, tai galite parašyti, kurioje pusėje girdite karkalus. Kokius randate tyrimo atsakymus, galbūt jūs turite aukštus uždegiminius rodiklius. Tai taip pat nepamirštame paminėti. Dėl inksto akmenligės jau paminėjau, svarbi, kurioje pusėje jaučia pacientas skausmą. Dėl perforacijos arba žarnų nepraeinamumo, tai taip pat galite trumpai paminėti. Ar, tarkim,
pilvas skausmingas epigastrium arba galbūt jis yra išpūstas. Tiesiog kodėl jūs galvojate, kad taip yra. Toliau nepamirštame uždėti savo štampo ir parašo apačioje, kur yra paciento vardas, pavardė, gimimo data ir KK kodukas, klijuojame lapelį, mūsų lipdukus. Jeigu jūs šiuo metu jų neturite, tai galite aišku viską pilyti ranka. Tačiau kaip visada rekomendacijos yra tiesiog klijuoti lapuką. Sutaupysite savo laiko. Toliau parodysiu jums trauminio paciento lapą. Štai taip atrodo mūsų trauminio paciento šablonas. Matote mažą skeletą. Jame galite pažymėti, kur pacientų skauda arba kur jūs įtarėte, kad yra kažkokie sužalojimai ir kurių vietų jums reikia rentgeno. Taigi, jeigu jūs įtarėte, kad yra kairės čiurnos, dubens, krūtinės ir dešinės plaštakos pažeidimas, tai tiesiog taip ir pažymime, galite apibraukti, galite dėti iksiukus tose vietose ir visa pradžia kaip ir prieš tai matytame lape. Data, tikslus laikas, vieta, kurioje pacientas šiuo metu yra, atlikti ir aprašyti ir tada tiesiog papunkčiui išvardiname, ko mes reikalaujame. Tiesinė krūtinės ląstos rentgenograma, tiesinė dubens rentgenograma, kairės čiurnos 2 krypčių, dešinės plaštakos 2 krypčių rentgenogramos ir nepamirštame parašyti anamnezės. Kaip trauma įvyko, kuo pacientas skundžiasi, gal jūs matote kažkokias deformacijas, tai taip pat labai padės rentgenologam aprašinėjant nuotraukas ir sutaupys jų laiko. Nepamirštam štampuko ir parašo ir apačioje, kaip ir prieš tai matytas, klijuojame lipduką. Ir paskutinis tyrimas, tai yra kompiuterinės tomografijos. Pas mus yra konsiliumo lapeliai, paprastai ant jų pamatysite dar 2 gydytojų štampus, be štampų šie lapeliai negalioja. Taigi, jeigu matote, kad jų trūksta, tai tiesiog išsireikalaukite, kad būtų. Paciento vardas, pavardė, klijuojame lapuką. Ir dabar kokios yra galimybės atlikti šiuos tyrimus. Pirmame pavyzdukė matote yra prašome atlikti krūtinės kompiuterį dėl PATE, plaučių arterijos tromboembolijos. Ką reikėtų žinoti dėl šio tyrimo? Nepamirštam, žinoma, tai įrašyti to, ko mes reikalaujam, ir pacientai, kuriems reikia šio tyrimo, būtinai reikia turėti jų kreatininą arba urį ir vertinti inkstų funkciją, nes šis tyrimas yra daromas su kontrastu ir tiesiog jeigu yra aukšti ureminiai rodikliai, tai reikalingas specialus paruošimas prieš šį tyrimą. Ir taip pat pacientas turi turėti ružavą kateterį arba didesnio diametro kateterius, per kuriuos bus švirkščiamas kontrastas. Toliau šitame pavyzdukė matome stuburo KT. Jeigu darome stuburo kompiuterinę tomografiją, tai dažniausiai mes tai darome po rentgeno nuotraukų, kur jau randame kažkokius lūžius ir mums reikia patikrinti, ar jie tikrai ten yra, arba kokio pobūdžio tai lūžiai, arba jeigu turime kažkokius labai ryškius nusiskundimus ar neurologinę simptomatiką, tai taip pat žymime nuo kokio slankstelio iki kokio mums reikia kompiuterinės tomografijos tyrimo, nes viso stuburo mes tikrai nedarysim. Nebent yra kažkokios tai svarbios indikacijos, nes patys suprantat, kad apšvieta yra ganėtinai didelė. Ir toliau sekantis, ir taip jeigu stuburo, tai nepamirštame pažymėti dėl traumos. Ir tada, jeigu darome galvos kompiuterinę tomografiją. Galvos kompiuterinė tomografija taip pat yra keli variantai. Tai gali būti daromas dėl traumos tyrimas, gali būti daromas dėl kraujotakos sutrikimo, visi insultai, infarktai ir kiti neurologinės simptomatikos turintis neaiškus dalykai. Jeigu pacientas yra be sąmonės ir mums neaišku, kodėl ta sąmonė sutrikusi, žymime šitą variantą, esant traukuliam žymime traukulius. Jeigu galvojam, kad tai gali būti navikai, metastazės arba encefalitas, tai įrašome tiesiog ranka tai, ką mes pageidaujam. Chirurgai kartais dar daro kompiuterius pilvo ir dubens. Jie ten daro ir viengubo arba dvigubo kontrastavimo metodais. Paprastai mes to nedarome be chirurgų žinios ir tam tiesiog reikia jų pritarimo ir palaiminimo ir toksai gaunasi kaip atskiras konsiliumas. Jeigu jums kils kažkokių klausimų, rašant kažkuriuos iš radiologinių tyrimų, nežinosite, kaip tai daryti, arba kažko neprisiminsite, tai bet kada klauskite šalia esančio gydytojo ar vyresnio rezidento ir jie jums tikrai mielai padės. Sėkmės.